Ką labu kažką? Naujas video. Tai ką turim? Pagaliau turim kregždę. Plius minus švarė. Pažiūrėkit, ant kiek atsigavus. Nu, čia aišku dabar pamiršau standartiškai pasikraut GoProškį, tai truputėlį ant laido. Tai ką šiandien darysim? Šiandien darysim toliau surinkimo darbus. Nevirinimus jokius kažkokius ar kažką tokio, o tiesiog surinkimo darbus. Tai praeitą kartą nusidažiau priekinius sparnus. Realiai dar nežiūrėjau, realiai tik atvariau į garažą, tai kartu apsižiūrėsim, realiai tik išdžiuvo ir iškart nunešiau, kaip išdžiuvo. Dulkės visos praėjo, lakas pasidarė toks, kad neliptų labai stipriai ir nunešiau ten, kur šilta, kad galima būtų įvaryti mašiną, nes lauke lyjo. Dar praeitą kartą, kai buvom garažė, buvom įdėję kilimą jau, bet vėl išmėm, nes pasirodo pas Dominiką malkiniai biškį stogas kiauras ir mano šviežiai išplautą kilimą aplyjo ir kadangi nenorėjom vėl supūdyti mašinos, tai išėmėm ir padėjau, įsidžiau, tai praėjo kiek čia, 2,5 dienos, tai turėjo išsivarvėti, įsilašėti ir visą kitą, tai šiandien tikriausiai susidėsim kilimą į mašiną, susidėsim sparnus, saloną gal netgi surinksim ir dar yra tokių vietelių porą, kur reikia pasidažinėti. Teptuku šiek tiek pasidažilioti, kad nelystų rūdys, nes kur buvo išveistos, sutvarkytos buvo, bet biški tinktelta, biški užkabinta ar dar kažką, pastovėjo biški ant lietaus ir išlindo rūdys. Tai va, tai ką, tai einu greitai persivilkau, GoProškę kol kas pasikraunu, užsikursiu pečių ir tada parodysiu, kaip atrodo sparnai. Faktas, jie bus neįdealūs. Jis jie paruošta ant greitų, nešpakliuoti beveik, tik kad 5 metrų taisykliai padaryta. Taip kad einu persvilkti, užsikursiu pečių, pasikraunu GoProškę ir apžiūrėsim, kaip atrodo sparnai. Kągi, tai truputį pasikrovė kumas, tai dabar, kol jis gyvas, greitai apžvelgsim, kaip atrodo mano sparnai. Tai einu atsinešu. Tai va, toks va sparnas. Čia keleivio pusės. Taip va, viskas blizga, gražiai tvarkingai, dulkių milijonas, duobučių milijonas visokių, bet iš 5 metrų atrodys ledas. Einu kitą pasiimu. Oi, subraižiau? Ne, nesubraižiau. Subraižiau biškelį, nu nieko tokio. Tai kitas lygiai toks pats, lygiai taip pat, baisiai su dulkiam, su krateriukais visokiais. Bet, kaip ir sakiau, iš 5 metrų bus tobulai. Tai kol kas sparnų, kas čia? Nu nieko. O, čia smėlis. Gerai, taip turi būt. Tai kol kas sparnų nededu, nes dabar biškį priekį surinkinėjau, kaip ir sakiau, biškį patepliojau, kur va šitose vietose, kur tvirtinasi sparnai. Dabar biškelį pradžiūsta, tai sparnus susinešu atgal, toliau šaktausi čia.
Kągi, turim kitą dieną. Vakar nuduso kamerą standartiškai ir nepasimatė kas kaip kur ką ir dėl ko. Tai skubinamės truputėlį, tai nei krovo kameros, nei filmavau kažką. Tai update'as turim saloną beveik visą. Realiai trūksta kilimėlių ir sėdynės galinės. Įsidėjau savo pirmąjį lopšį. Tai jis ant originalių kregždės begelių, tai jis atsistumtusi, tai kaip ir viskas gerai. Iš salono liko sėdynė ir 2 apšifkėlės sudėt. Durys sumaut abiejos. Tai ir salono, aišku, lieka įsikop dar viską. Tai primetėm sparnus dar vakar. Tai visai. Tai dabar reikia dasitvirtinti sparnus šituos, dasidėt, dasisukt, nes apačios dar neprisukta. Tai dabar pabandysiu pakelt kapotą, bet kapotas, kaip matau, jau nepasikelia, tai pabandom kartu. Jo, čia bus ta įdomiausia vieta, man atrodo, kur nesigaus nieks taip lengvai kaip atrodo. Dar vienas plius. Iš vis fainai. Ai. Vakar uždaryti ir uždariau kapotą. O šiandien, kai reikia atsidaryti, kapotas nebeatsidaro. Faina, ne? Kaip jūs kažką galvojat? Blie. Fucking. Standartiškai reikės kažką paburti. Sakytum, čia kažkas naujas pas mane, ne? Kaip jūs galvojat? O! Labai fainiai. Spynas abidvi perstumt reikia. Šitą į tą pusę, šitą į tą pusę. Gerai. Nu fainai, dabar net neužsidaro. Susidarė. Tai gerai, čia ilgai ir nuobodžiai bus, standartiškai, tai buvo noras išlėkti šiandien, prasivažiuoti, pasižiūrėti kas kaip kur ką, bet bus standartiškai ba. Tai jeigu susirinks kažkas, tai bet kokiu atveju paupdėtinsiu. Kas kaip gaunasi, šiandien ilgai nebūsiu garaže, tai nežinau. Kažką, kažkur, kažkaip, kažką bandom burti.
Ką išsakė, kad ir kiek norėjau šiandien aš su ją prasilėkti, bet visgi dar yra visokių nesklandumų. Tai su pirma, kliūna ratas į bamperį, tai reikia kažkokį tvirtinimą pridaryti. Visų antra, vairo stiprintuvas ir blys kažką ten protą taip daro. Ir posūkį neveikia. Tai gale lemputė nedega kažko tai. Ir vairas stiprintuvas ir blys rūrina protą, tai nežinau, šiandien tiek. Ką, tai turim naują dieną, atvarėm į garažą vėl pasikrapštyti prie kregždutės, tai pradžia buvo padaryta nuo garažo tvarkymosi, nes čia buvo belekas, liko dar va čia apsitvarkyti, neįdomu aišku apie tai. Tai ką turim? Turim mašiną, jau kaip ir vienoj krūvoj. Penktadienį buvo nefilmuota, ką veikiam, tai pakeitėm vairo stiprintuvą siurblį, bamperį datvirtinom ir dar kažką darėm. Tai buvo pirmas išvažiavimas, normalus jau po restauracijos galima sakyti. Ir ką galiu pasakyti, oro srauto matuoklė sena, bet nauja padėjo, važiuoja, nepulsuoja, gražiai dirba, garsas visai malonus duslintuvo, ką ten filmavau pagazuodamas, tai ten visiškai du skirtingi dalykai. Tai dabar turim 3 problemas. Neturim absoliučiai suvedimo, ta prasme mes net niekur nevažiavom su tą mašiną, nes suvedimo tiek nėra, kad, labai blogai. Tai šiandien šitą reikia išspręsti. Tai turiu va traukį atsivežęs iš garažo, tokį biškelį pavargusi. Kodėl suvedimo nėra? Nes va šita varžtas, šitoj va pusėj, jis nesisuka. O kai nesisuka, reiškia negali padaryti suvedimo, nes išsisukia vairo traukės antgalis, o ne varžtas atsisuko, todėl taip galas įsiplatė. Toliau, antra problema. Šitie va gaidžiai dar vis neveikia. Tai susitariau su elektriku, kad rytoj nuvarysiu, kad pasižiūrėtų. Trečia problema. Turim dar vis nepoliruotas arkles. Tai galbūt šiandien bus poliruotas. Ir ketvirta ne problema, bet dalykas. Šitie ratai nuo šitos mašinos šiandien bus nuimti ir bus uždėti kiti. Ir bamperis bus nuimtas. Ir žiemai bus jau kaip ir pasiruošta. Likęs bus aišku rankinis, dar reikėtų radiatorių pasistatyti, elektrinį ventiliatorių, bet biškelį jau va čia viskas. Tai su šitais dalykais bus toliau, kai ateis sniegas, galbūt. Gal šis nieko nebus. Dar va tokį va dalykėlį turiu. Tai čia kas nežino, tai čia mago stalčius vadinamas, laikiklis, nes dabar duodi gasą ir magas iškrenta. Tai įsivaizduokit, ant kiek kregždė dvojakas traukia. Tai va, įžanga yra. Dasibaigiu tvarkytis garažą ir šokam į timelapsą, kur kažką tikrai nuveiksim.
Ką šakia, vėl garažė, vėl prie krekždės, bet krekždė šlapia, po švaru, po kapotu, plius minus. Tikrai geriau negu buvo, net bakelis atsišviežino. Tai tikėjausi pradėsiu šiandien su gera gaida, kad čia viskas gerai, kad viskas lekia, viskas kaip ir priklauso. Tai pradėkime nuo pradžių. Tai kai timelapsą filmavom, kai sudėjom orgą bumperį, sudėjom baisius ratus, nu kaip baisius, man asmeniškai jie visai nieko tokį, tai kaip žiemai visai bus gerai. Tai būtų išvažiuota, būtų paraganėta, būtų stresą duota mašinai ir kaip ir viskas gerai. Bet visada būna bet. Vairas stiprintos siurblys, tai dirba, tai nedirba, tai ten kažkas, kažkur kažką, tai ūžia, tai neūžia, tai reikia keisti, matomai, tai siurblio neturiu, reiks pirkti, o kadangi reiks pirkti vairo stiprintos siurblį, tai tą progą reikės ir pasikeisti vairo kolonėlę, nes turiu kitą, ir įsipalaut šlangas, kad nebūtų jokių drožlių metalo ar kažkokių kitų nesąmonių. Toliau. Praeitą kartą, kai atvariau į garažą, duobėj buvo belekokio didumo tepalo bala. Asmeniškai neįsivaizduoju, iš kur jinai. Kaip ir visur skysčių, kaip ir ok, bet bala didelė, tikrai koks puslitris kaip minimum tepalo ištekėjo. Tai nežinau iš kur, dar reikės gilintis. Tai tą progą įsiplovau šiandien motorą, kad būtų sausa, gražu, tvarkinga visur. Reiks susivesti ir reiks žiūrėti, kas, kaip, kur, ką. Toliau, vairuojasi mašina visai gerai. Dvajakas ant šlapio antru vynioja pakankamai, tikrai pakankamai, trūksta tik tai normalaus rankinio, nes su šituo tai šlapio galima nesąmonių prisidaryti, bet žiemai užteks. Toliau, salone kaip ir viskas ok, bet visada būna, kaip ir sakiau prieš tai, visada būna bet. Blė. Nesikeikint, tai žiūrėkit. Turim čia va kaip ir, kai čia darosi, jau matosi, kad va čia kažkas tai čia ne taip kaip turėtų būti, ne? Nes va čia vienokia spalva, o čia va kitokia spalva. Tadam, tadam, tadam. Iš kažkur teka vanduo, nu blemba. Aš tikiuosi dėl va šito, va šitų, hujovenų, atsiprašant, viso kažkai keikiusi. Bet patys matot, kiek čia darbo sudėta ir man čia dabar, ble, teka į saloną vanduo, kur turėtų maks sausa viskas būt. Nu tai jo, tai va tokie va čia pas mane reikalai. Tikiausi jau video prasidės, kad kompaktą krapštom pradedam su krekždė, viskas mano gerai, viskas lekia, viskas raketa, puška, bet standartiškai buvo. Daug kalbų, nu kaip kalbų daug, 3 minutės, tai kaip ir neįspūdingai daug, bet kad man tas labai nepatinka ir jau tikėjausi, kad mašina bus nutrenkta ir lauks sniego. Bet ne. Tai va, tai ką aš galiu pasakyti, einu persvilkus, įkuriu pečių ir einu sliekų ieškoti. Tai jeigu kažką rasiu, kažkur kažką, tikrai parodysiu. Ai, dar kodėl aš čia užsivariau mašiną. Pagrindinė priežastis, nes mašinoje posparnių nėra. Tai čia visur, ir duryse, ir va čia visur viskas, pasakysiu, taip stipriai iškrito plovykloje. Posparnius reikia priekį susidėti, kad ir kokie jie ten yra, bet juos reikia susidėti, kad ant durų zovėsų nevarytų, smėlio, sniego ir visų kitų purvų ir visą kitą. Tai turit minčių, kur teka vanduo į saloną, būtinai parašykit komentarą. Ir šiaip ačiū, kad pasubscribinat kanalą, reiškia jums įdomu. Tai laikas iš mano pusės jum, o šiaip tai einu judėti darbuotis kažką. Sekundėlį nekeliu video, nes iš telefono nerandu. Aš video kažkodėl man nesigauna, kažkas ten kažkur kažkaip kažką, tai tiesiog parodyt, kad kažkas rašė, kad neparodau ar dar kažką, tai bent kažkas.
Tai va, bent kažkas. Ir dar, neprimkit už gryną pinigą. Čia Meksikoje pas gerą draugą, privačiam kely. Ir tiesiog mes labai mokam greit teleportuotis į Meksiką. Taip, kad nereikia man čia, kad būtų chuliganai ar dar kažką. Viskas privačiuose keliuose. Kaip matėt, nei vienos mašinos, nieks niekur nieko. Visur su apsauga aptverta, viskas gražiai tvarkingai. Taip, kad ramiai. Tai va taip, lempa nudusus, bet labai puikiai matosi kaip bala. Tai nežinau, kol kas išsirinkau čianai, bandysiu žiūrėti, švietiliotis, žiūrėti gal kažkur kiaurą, gal sujungimas kažkoks kažkur kažką leidžia, nežinau, neįsivaizduoju, reikia įsidžiavinti bet kokią atveju šitą kilimą. Tai update'as toks kol kas. Ką šaika, vėl garaže, vėl spręsim šiokias tokias problemas su kregždė. Tai pečius jau kūrenas, kad šilta būtų ir šiandien ką turim. Turim mažai laiko, tai reikia ką padaryti. Išsitraukti kilimą iš mašinos ir nuvežti pas mamą į kaimą, padėti Rusy, kad prie radiatoriaus, kad džiūtų. Kodėl anksčiau to nepadariau? Vakar žadėjo sniegą. Tai kaip ir buvo to sniego, jau kaip ir kirvėjo, kad išlėk pagazuot galima bus. Bet va, standartiškai. Pas mus nebuvo tiek, kad galima būtų lėk gazuot. Tai kregždė toliau stovi garaže, laukia geresnių dienų standartiškai. Ir dabar koks planas? Planas toks, kad reikia pirmą, ką reikia padaryti. Reikia polisterolą nupirkau. Kam polisterolą nupirkau? Mačiau, duris matot? Čia va, matosi laukas. Jeigu laukas matosi, reiškia šaltis eina. O jau laukia jau nėra taip romantiškai šilta, kaip buvo prieš tai. Reikia truputėlį apsišildyti. Neradau nieko dar parduotuvėje nupirkti, kad va čia galima būtų gumą kažkokią prihaltūrinti, nes irgi ten truputėlį traukia. Tai dabar pradžioj susitvarkom su liuku. Susitvarkau su liuku, reikia išsivalyti viską, apsikliuoti izolkę. Nusipirkau germetiką juodą. Ir reikia privaryti pilną liuką germetiko, kad man daugiau nedrėktų salonas. O kai išlupsiu kilimą, dar parodysiu kas, kaip, kur, ką ir dėl ko ir papasakosiu toliau koks planas. Tai dabar persvilku greitom, pasileidžiu muzikytę, šokam į timelapsą ir žiūrim, kas gaunasi man čia padaryti. Tai kol kas tiek. Kągi, liukas ale kaip ir užhermetintas, tai dabar greit parodau, kaip gavosi. Aišku, tikrai toli gražu ne ledas, bet svarbu neleisti vandens. Tai va, taip va matosi, kad nelabai matosi, bet ir pats stogas toks, nu tokių va visokių va yra tai. Nu kom blogiau, niekom, tik kad netekės ir tiek. Tai dabar čia kaip ir viskas, dabar šoksim į saloną, kur reikia įsiimti vėl kilimą. Tai gerai, grįžtam toliau į saloną. Planas šiandien. Va čia va, mano buvo išgąstis didžiausias, kad kaip ir sakiau praeitą dieną, kad juda kilimas ir visa kita. Bet dabar atsižiūrėjau, kad va čia va, yra kalniukas ir dėl to čia taip gaunasi, man alė tipo, kad pratrina, bet nes va čia va yra kalniukas. Automatiškai kilimą liečia daugiau šitą vietą negu kažkur kitur. Tai reikia šitą vietą išlyginti ir sutvarkyti, kad būtų viskas gerai. Nusipirkau dar
antikorozinių ten kažkokių špetnų dažų standartiškai kaip ir buvo prieš tai dažyta dugnas, tai reikia įsilyginti ir viską šviežiai persidažyti. Toliau, kadangi čia viskas išrinkta, nu kaip viskas, toli gražu čia iki visko, bet pas mane nešviečia, va čia va niekas, absoliučiai niekas, negyva dvasia. Ir spidometrai porą lempučių nešviečia. Tai reikia apsistoti šitais dalykais, nes savaitgalį sniego žada. Ir šalčio, ir sniego. Tai ką tai reiškia? Kad gali būti, kad važiuosim šert. Tai reikia iki šito savaitgalio susirinkti viską. Tai šiandien turim antradienį. Tai reikia pasidaryti, kad mašina būtų sėdė ir važiuoja. Ką tai šekia, turim kitą dieną. Ir kaip sakiau, parodysiu kažką tokį tą, kur apleistas barn findas ar kaip ten, nežinau. Tai tamsu. Tai turiu dar vieną kregždutę. Tai jeigu norit sužinot, kas kaip su ją ir dėl ko, ir kas kaip kur ką dėl ko, būtinai pasubscribinkit kanalą, parašykit komentarą, ar norit pamatyti. Ir šiaip galit mane pasiekti Instagrame, ten dažniau įmetu visokių nesąmonių, reikalingų, nereikalingų dalykų. O šiaip tai atvariau pasiimt kilimą. Aišku, nelabai šis matosi. O, džiūna, viskas gražiai. Čia va tokių daiktų yra. Tai reikia dar pasirinkti lempam dangtelių, nes nėra ant kregždės. Tai nu pasiknysti ir dar čia va tokių visokių dalykų va. Matosi? Nesimato. Tai padarysim, kad matytųsi. Tuoj. Va. Turim MPM bloką, 2.8 alkūnę, švaistį ir šitas belenėlį naglesnį, nevanusinės plytas. Ką tai galėjo reikšti? Kad turėjo būti strokeris, bet strokerio kol kas. Tai kol kas tiek. Susirinku kilimą, susirinku dangtelius ir šokam prie juodos kregždės. Va taip teleportavomės į kitą garažą. Tai dabar ką turim? Kadangi kilimas išdžiūvęs ir mano pradažytos truputėlį siūlės ten, kur buvo blogai padaryta mano iš pirmo karto, tai dabar parodysiu, kas ten kaip kur ką. Tai turim per naują, matosi, akivaizdžiai matosi, kur padažyta. Tai kodėl? Va čia aš pergyvenau labai, kad man pratrynintos buvo siūlės. Nes pasirodo, va čia buvo kalniukas. O kai kalniukas, aukščiausia vieta gaunasi siūlė ir ant siūlė kliūna į kilimą ir ten šiek tiek padaro. Nu tai kadangi dabar jau šitą problemą įspręsta išlyginti ir dar kartą pratepta dažais tais, kur ten ir su surišėju, ir ten antikorozinis, ir ten viskas. Karočiui, 3 viename yra pats geriausias. Tai tą progą šiandien susidėsim kilimą. Tada ką dar? Pasidarysim spidiką, kad šviestų, nes praeitą syk nepadarėm. Ir nusipirkau dar va tokią va lemputę. Na čia ne dabar tiesiog paprasta lemputė, bet reikia ją va čia va įstatyti va į šitą va daikčiuką. Čia va biškelį paburt reikia standartiškai. Ir turėsim krūtilkų apšvietimą. Tai aš to labai džiaugiuosi. Ir šiandien teoriškai turėtų mašina išvažiuoti šitą iš čianai ir atvažiuoti Dominiko kompaktas. O Dominiko kompaktą jau turim, nupirkau tepalus šiandien. Tada liks kokie planai darbai su Dominiko kompaktu laukia. Tai prie jo ir pakalbėsim, kai jis bus garaže. O dabar pečius jau kūrenasi, einu persivelku, atliek turėtų neužėję ilgo eigis, padės man kilimą sumest. Tai viską pamatysit ant timelapso, tai bus va tai va, pukšti ir viskas bus padaryta, tai šokam į timelapsą. Dar dangtelių neradau. Tai jeigu turit kas nors kregždės, aš net nežinau, kom čia jie tom, ai, netokį, tuoj. Šis kapotą uždarė. Ai, dargi ką turim, nupoliruotą kapotą. Bet tai... Čia jis neužmiršo atgi, kad pas mane jis labai toks ledinis, lygus, gražus. Nu, bet iš 5 metrų primerkus akį,
Tai man to ir reikia. Tai dar pamiršau pasakyti, kad dangtelių neturiu, nepasiėmiau. Ir čia dangteliai tokį, kokių aš iš vis aplamai neturiu dangtelių. Tai jeigu kas nors, aišku, niekas niekada neatsiliepia į mano klausimus, prašymus ar ten kažką. Bet jeigu turit netyčia dangtelių lempų arba kregždės lempų vienodų, nes pas mane dabar čia viena bošinė, o kita ZVK. Jos, aišku, skirtingos. Bet abidvi lešinės. Tai jeigu turit kažkokių šiaip kregždės dalių, ten prieš rūkų, bamperių, sparnų, lempų, ūsų, grotelių, moldingų, nu aplamai, salono irgi daug ko reikia. Aš noriu priglauščiau šios visas detalės, tas jau nereikalingas, ar reikalingas, nežinau, ar už pinigus, ar už ačiū, ar už pavėžėjimą, ar už, nežinau, kažką.